plauksime į Halong Bay, kur buvo filmuoti visi Harry Potteriai, Transformeriai, Moteris meluoja geriau, Titanikas ir visi kiti filmai. Žodžiu, vietos tikrai įspūdingos. Tik va tas rūkas niekadėjas mums šiandien juos trukdo surinkti visus 100%. Be kita ko mūsų kambarys su vaizdu į 2000 salų. Man tai jie kažkas mistiškas. Esame didžiausiose Halong Bay urvuose. Labai daug visokių simbolių. Vėžlys simbolizuoja ilgaamžiškumą. Jeigu padedi pinigų, kuo daugiau, to geriau. Paglostyti reikia to vėžlio galvą ir gyvenimas eina kaip ir sviestas. Koridoriukas, ką? Jie vadina tai rusiškomis salotomis ir sako, kad padarė su didelė meile. Krevetės paruoštos. Taip, minutę laiko lygiai. Dvi valandas kapojam į viršų. Tokio per džiunglės turo dar neturėjęs niekad. Bet vaizdai, kurie dabar čia prieš mus, yra fantastiški. Ir aš ketinu lipti dar aukščiau. Visiškai surūdėjęs reikalas. Gal gali jau leisti žemyn? Leidžiuosi. Esu ko gero aukščiausių vietoj, kokią tik tai čia Vietname mačiau. Žiauriai aukštai. Biški tokia situacija gerai, ne, atrodo. O kečiausiai yra grindys. Šita nuostabi salelė turi 100 metrų paplūdimį, nes dauguma salų yra tiesiog didžiulis kalnas kyšantis iš vandens be jokios pakrantės. Ar fainai, kad mūsų namukas yra visiškai ant vandens, o ramybė neišpasakyta. Perėjau gatvę. Visi vietnamiečiai čia tokius nešioja. Kuris labiau tinka? Nugi pasimatuok šį antsnukį. Primena liemenėlę. Man tiesiog ką kitą primena. Antkiaušį. Hanojaus chebra žymiai šiuolaikiškesnė. Muzonas visur toksai jau normalesnis, nes nuo to vietnamietiško iš tikrųjų darėsi blogo koką jau autobusuose. Ryt po ryt jau važiuojame į vieną gražiausių, turbūt, tituluojamų vietų – Sapą.
esame netoli Sapos. Čia gyvena etninės mažumos. Dabar negaliu tiksliai pasakyti 4 ar 5. Mes su Mongu gide keliaujame ir žiūrime šias kaskadas, šios vaizdus, kurie įtraukti į UNESCO paveldą. O, kas daro tikrasias kaskadas. Mano gidė, mano rankas laiką laikė, kai jam per baisiausius, purviniausius takus. O kokie jūsų batai? Štai. Ai, tavo tokie. Kanapės plaušus ruošia siūlų materialų ir visus drabužėlius moteris čia siūna iš kanapės. Klausiau dėl rūkimo, jis sakė, kad jaunimas žolės nerūko. Tai aišku, viskas normaliai. Samanės aparačiukas namie kaip ir būtinas dalykas. O muzonas tai Wi-Fi veikia, kompas veikia, telikas veikia. Television! Say something! $1. Kam ta elektra iš tikrųjų? Miltai va taip gali, jūs trinami. This one very beautiful. How much? As in 100. 100 tai bus 5 baksai. Natūralu, kad jie nori iš turistų užsidirbti pinigėlių, bet labai nuoširdus visą kelią ėjo su mumis kelias valandas tam, kad gautų iš mūsų $5. Jinai pati išsiuvinėjo jį. Įsivėlėm į festivalį, atvažiavome. Vietiniai jau užsiėmė vietas pirmose eilėse. Vyksta soundcheckas, čia kažkokios rungtynės, taip toliau. Atsiprašau, valgau labai skani. Nekalta bandelė mes taip pavadinom, bet jeigu Irma valgytų, tai Irma kalta. Pirmą kartą matau, kad ir vietinis žmogus kažką tai pirktų. Ką čia paragavai? Strudinto migdolo. Geras? Bet įdomus dalykas, kad čia vyksta Love Market, kur vietinės merginos nori susirasti bakuriukus, bakuriukai panelės. Jie susirenka ir netgi kabina turistus. Labai populiarus dalykas yra, kad vietinės iš kaimelių susiranda ir kažkokį tai turistą, susitokia vaikai šeima. Lapą pasiėmęs groja. Paprasčiausia lapą. Vienas lapas sugedo, reikia paimti kitą lapą. Esame aukščiausioj vietoj, kur yra dar namas. O aukščiau nėra namų. Tai pasikvietė mus į namus tiesiog pasisvečiuot pas juos. Prie laužiuko sėdi močiutė, kuriai yra 90 metų. Sau kūrena arbatėlę. Mes sėdime Fam ir Lū šeimoj. Fam. Smagu, jauku. Kažkur rūksta gumelis, sakė, gamina samanę, kaip dar kitaip vadinama happy water. Žodžiu, apie 60 laipsniukų ir aš jau iškart prisėdau, priščiau. Oh no. Tas pats paprotys. Tas pats, jo. Ant vienos kojos išgėriau, reikia Pastebėjimas, kad, pavyzdžiui, žmonės, kai geria arba ką nors duoda, tai iš pagarbos vieną ranką prideda ir parodo, kad gerbė. Vieną ranką parodė taip, reiškia, yra pagarba.
Kanapinė medžiaga, čia kaip pagarba ir simbolis jų kultūros. Viskas, man marškinukai pasiūti. Kaip mes atrodom? Labai gerai. Ir jie klausosi dabar dainos, kuri iš tikrųjų žiauriai atspindi šitą situaciją. Tai yra Laiptai į debesis. Ir kadangi čia į UNESCO įtraukta va būtent ta laiptų situacija, tai antiek viskas susiriša į vieną tą reikalą. Kur gali būti geresnė kūryba, jeigu ne čia. Čia tai bent įrašų studija, ką?